turėjo pakelti ir atdėti prie ukrainiečių, nors buvo dvi skylės, kur galėjo juos užimti. Būtų įvadinamas kas? Ego principas, nenoriu, ar kaip mes susidurime su žmonėmis. Jisai geriau supranta, jis viską tvarkoja. Aš tikrai nestumiu Iš tikrųjų, negalimas, palaukit, ponai, dabar matau, kad čia jūs ginčiatės be reikalo todėl, supranti, kad rinktiniai, aš pavyzdžiui, važiuoju 9 čempionatą, supranti, ir aš žinau, ir buvau tada, kada mes užėmėm ir 2 vietą keletą kartų, ir kada 3 buvau, ir turiu aš patirties ir žinau, kaip reikia dirbti, matau, kaip kitos komandos dirba. Čia nereikia dabar varyti, kad nestovėjo, nepadėjo, čia yra, ponai, taip negalima sakyti. Žinomės, Lietuvos rinktinė yra stipri ir turi patirties. Ir žinom, ir yra ir gydai matuojami, ir yra planas nustatomas, ir prognozijas negalima žinoti tiksliai, bet galima maždaug galvos, kad kažkur. Pakomentuoti tą gylių matavimą. Galima. Pats Vieškutis pats pasakė. Caras matuoja gylį, šitie pradėjo gaudyti lėšius. Caras treikė matavimus, pasiėmė meškerytę ir kartu su visais sėdint ir lėšius gaudė. Tai va čia trenerio darbas, taip išeina. Nu, ar galite atsakyti? Jonai buvo. Kitas dalykas, kaip buvo su pašarais. Pasakykime. Tai gal carą į Mongoliją nusiunčiu, tegul jis įmaišo pašarus Mongolam gal. Ir už Mongolijos rinktinę gal atstovavo. Nu tai jeigu šitaip yra, o kodėl mūsiškiam nemaišo niekas pašarų? Tai tu nori pasakyti, kad su tais pašarais, kurie buvo užmaišyti Mongolam, tai buvo, jie daug geresni negu mūsiškiam. Koks skirtumas? Mūsų treneris turi, man atrodo, vadovauti mūsiškiam ir paties mūsiškiam, bet niekas Mongolus ir maišyti pašarų. Žiūrėkit, jūs neplakit šitokių dalykų, jūs iš kažkur prisigaudate. Tai ačiū Dievui, kad Mongolas dar neatlošė mūsų. Tai ačiū Dievui. Kada žmogus laisvalaikiu, supranti, pirmas dalykas vienareikšmiškai. Ja laisvalaikio negali būti. Pasaulio čempionatas. Laisvalaikio negali būti. Jie turi dirbti. Yra laisvalaikio, supranti, jeigu jis užėjo pas mongolus, pas kaimynus ir pamatė, kad jie rungtynes ruošiasi, pamokė juos sumaišyti, supranti, paprasčiausia pašaras, tai čia, kad mongolas, supranti, sugeba ir kad tie sportininkai. Nes tai sugeba, tai jeigu net lengvai jūtėsi, kad lietuviai maišo pašarus, supranti. Net lengvai jūtėsi, kad maišo pašarus. Tai kad jūtėsi, nu tai padaryti čia, tai nori, kad važiuoti ten jūtėsi žmonių.